Labas. Labas. Mes dabar esame Los Andželo mieste ir vakar mes kur buvome, kas prisimenat? Japoniškiam mieste. Miestelėje, taip, Little Tokyo vadinasi, toks kaip Chinatown, tik tai japoniškas. Ir mes ten valgėm sušius ir kitokį japonišką maistą. Aha. Ir mes užėjome supermarketą japonišką ir pažiūrėkit, ką mes nusipirkome. Mes dabar būsime tikri youtuberiai. Nes ten rodo, aš dažnai seniai varvinu seilę, aš labai norėjau. Taip, pabandyti tokius keistus dalykus, kaip japoniški tokie saldainiukai, kur galima ten kažką daryti guminukus. Ir aš, kai juos pamačiau, aš kartą sakiau, imam, aš noriu juos pabandyti. Vaikai turės pabandyti juos. Ką mes turime čia? Žiūrim. Formeles, tada kažkokie milteliai. Taip. Ir kažkokie va čia keisti dalykėliai. Man atrodo, kad šituos reikės dėti čia. Pažiūrėsim. Padėkliukas ir... Vat. Ir tada mes turim tokią instrukciją. Aš galvoju, okei, ką čia reikia daryti viską? Aš galvoju, tai perskaitysiu instrukciją. Tada galvoju, nu okei, instrukcija akivaizdžiai neperskaitoma. Tada aš galvoju, pagal paveikslėlius bandysiu suprasti, bet nelabai. Tai tada galiausiai mes su Maja pažiūrėjom YouTube, kaip kiti daro. Aš darysiu mašrų. Gerai, Maja dabar va teisingai dar jinai spaudo šituos, va truputėlį suminkšti. Na, tu, Kristofer, irgi gali. Čia tokie saldainiai, minkšti saldainiai. Jo, juos reikia tiesiog taip va suminkštinti. Taip. Skaniai kvepia, Maja? Gerai. Bet kol kas mes jų nedarykime. Mes užsiimsim dabar dažais. Jūs suminkštinkit ir padėkit į šoną, o mes užsiimsim tais želatiną tą sudaryti. Dabar mes, pasirodo, turime net iškirpti įrankius, vat iš šito vat dalykėlio. Matote, Kristoferis kerpa, čia bus toks teptukas, tiesiai reikia iškirpti. Ir kažką dar, pipetę ar ką ten. Ir iš kalbo mes galėsim paintinti viską. Pažiūrim, kokie pas mums gavas įrankiai. Toks teptukas, taip. Toks kažkoks daiktelis, su jo imti gal kažką ir va čia va yra taip matavimo indelis. Tada mums reikia atidaryti šitos pakelius ir supilti juos į 3 didelius lovelius. Gerai? Na, pilk. Viskas gerai. Savo. Dabar kiti, taip. Mes esame jau pripylę. Ir dabar Kristoferis vat mažą tokį vandens. Ir visus po vieną. Įdėk tokį indelį maždaug. Ir aš brushins. Palauk, dabar mes į visus įpilsim, tada tu galėsi pamaišyti. Gerai, vat Kristoferis ima atsargiai vandens. Mama, taip. Aš nenoriu būtų mėgsta šitas. O mes išplausime, mes šepetėlį kiekvieną kartą išplausime po kiekvienos spalvos, gerai? It's pink. Taip, kad nesusimaišytų spalvos tarpusavį, mes pamaišysim rožinę, tada išplausim, pamaišysim geltoną, okei? O Kristoferis labai sargiai stengiasi niekur neišpilti. Nu gerai, Maite, dabar tik iš lėto pradėk maišyti. Iš lėto, kad neišsitaškytų. Aš prilaikau. O, tu pati laikai. Aš negaliu patikėti, kad mes tai darome. Aš visada galvoju, reikia kada nors užsisakyti, nežinau iš kur, gal iš kur nors iš Amazono ar iš eBay. Aš negaliu patikėti, kad tu darai tai. Aš negaliu patikėti, kad tu Black Widow pamatėjai. O, taip. Mes vakar su vaikais matėme vorą Black Widow, tai yra juodoji našlė. Tikra, tiesiog vatėjom vakare po Los Andželo gatve, namo ir pamatėme tiesiog lauke
netoli žolės žemai, ar ne, voratinklį ir ta vora sėdinti, jinai valgė didelį žiogą Aš tokį. beveik netyčia spyriau. Jo. Aš laimingas. Tai yra nuodingas voras labai. Šiaip taip O, kaip tau gerai išsimaišė. Nu, dar truputėlį pamaišyk ir tada vandenėlį išsiplaus. Šiaip tai yra pats naudingiausias voras pasaulyje. Pats naudingiausias pasaulyje? Nu, žodžiu, ir vat mes matėm tą vorą vakar. Nu, paragauk, vis tiek plausi. O ką? Skanu? Blueberry pie. Na ką, viskas 3 spalvos gražiai gavas, ar ne? Dabar ką mes darysim dar? Mes miksuosime spalvas. Padarysim dar žalią. Gerai? Taigi, ar viskas, mama? Taip, mes padarysim žalią. Kokią dar? Oranžinę. Neskanu? Gerai. Padarysim žalią, oranžinę. Kokią dar? Violetinę. Taip. Rudą. Aš nesu žalį. Violetinę lašėlą su šituo. Gerai. Galbūt. Tai gerai. Darom, nuo kokios spalvos pradėsim? Nuo žalios? Gerai. Mama. Nu, dėk truputėlį geltonos, tada reikėtų išplauti, ar ne? Išplausim ir dėsim truputėlį mėlynas ir gausis mėlyna. Taip, ir truputį mėlynas. Gerai, ir maišyk iš karto. I was getting green. Tai dar žalias. Toksai žydrai žalias. Jeigu aš būnu atsalkiai, nieko lapsi. Labai oranžinė. Taip, Kristoferis dabar, va, tokia žalsva kažkokia pas mus pelkių spalva biški gavosi. Ką reikia šitą išplau? Taip, dabar mes darysim oranžinę tokią kažkokią. Ir dėti geltoną. Gaunasi kažkas panašaus oranžinė? Gaunasi graži tokia ryški spalva, tai. Gerai, kokia bus mūsų sekanti spalva? Purple. Purple, violetinė, taip? Taip, mes dabar kiek turim jau žalią, oranžinę ir violetinę, dabar mes bandome padaryti rudą. Rudai mes sumaišysim visą. Na va, taip. Maite, o kokią dar tu spalvą čia maišai? Nu, Maite, suistuosiu galvos. Mes padarėm kelias spalvas, bet ten yra tokios 2 violetinės, į vieną pridėjom daugiau mėlynos, o į kitą daugiau rožinės. Ir jos gavosi truputėlį skirtingos. Man šviesios. Dabar mes įspaudžiame tiesiog tos saldainius, jie tokie elastingi į visas formeles. Dabar mes užpildysim visas formeles ir paskui mes išimsim. Nu kaip, jie, va čia tokie kaip plaidau panašiai, ar ne? Jie skanus? Kristoferi, tas veidas. Gerai. Iš naujo padaryk, nieko tokio. Matote, pas Kristoferį yra čia Feniksas iš Hario Poterio. Ir ten yra dar Hedviga, ir vandenis, ir vilkolakis, ir... Lubinas? Taip. Ir nebūtinai lubinas, aš manau, kad čia tiesiog vilkolakiai yra, tengi daugiau. Vat šitas yra toks, kurį paleido kažkada vaikai iš narvelio. Čia yra hipogrifas, čia yra nadžinė, o čia yra aragogas turbūt. Taip? Mes parodyk iš kitos pusės, Maite, pilnėje. Taip, dabar reikės atsargiai išimti jas. Aš norėsiu savo grybą. Ai, pažiūrėk, čia dalykai yra išlindę. Jo, tai vat, tai jie yra tokie greveliai padaryti. Va, ką mes čia turime jau padarytus saldainiukus. Ir dabar mes juos dažysim. Matote, čia yra tokie greveliai, juos reikia tiesiog užpildyti dažais. Na va, čia dabar toks kruopštus darbas. Va, Kristoferis užpildinėja vidurį, taip. O Maja pasirinko mašiną. Taip. Pas tave mėlyni langai. Make a blue sky. Mam galėtų man, prašau. Va, Kristoferį labai gerai gaunasi grybas. O Majai irgi gaunasi po truputį mašina, tik jinai prašo truputį pagalbos. Nes čia... O,
Nu, kaip Aš sekasi. savo grybą varšiau į medį su apelsinais. Žinokit, tai toks yra įdomus ir linksmas Tačiau užsiėmimas ir toks malonus, man tai patinka. Va taip po truputį, oi, atsiprašau, negaliu laikyti ir filmuoti. Po truputį, va taip, va labai kruopščiai. Mam, aš tai dabar su kairė ranke. medis. Man, pažiūrėk. Čia yra žalias Va taip su orange užpildinėti. dotais, kas Žinokit, bus apelsinai. vaikai, atsiprašau, bet mes nueisim dar jų nusipirkti kitokį, nes man labai patinka. Na va, čia Kristoferis jau padarė gražų grybuką, kuris jam panašus į medį apelsinų, su rudu kamienu, žaliais lapais ir apelsinais augančiais. Mama. Taip, o čia Maja, kaip mašinytė sekasi, labai gražiai. Man visai netyčia gavosi tai padaryti. Taip. Bet man patinka. Na va, pažiūrim. Mhm. Jūs patenkinti? Taip. Pažiūrėkit, kaip mums dažų gavosi daug, ar ne? Pažiūrėkit, kokie yra nuostabus, kiek mes stengiamės. Pas mus čia yra mutantai grybai. Taip. Jie truputėlį taip suminkštė, mes vat juos apšaldėm. Na gerai, kas drąsus ragauti? Kurį pradėsim ragauti? Man atrodo, kad šita vadlinija buvo kūnas. Nu, ką padarysim? Aš valgys marmar. Draugelį, Kristoferis pagamina draugelį, ragauk ir pusę Kristoferiui duok. Duok man pusę. Be Kristoferiui pusę, nes jis pagamina draugelį. Jeigu čia manau tavo. Šiaip jie panašaus skonio visi turėtų būti. A, išvis skanus jie? Neblogai. Neblogi? Visko nesuvalgyk. Gerai. Skanaus. Ačiū vaikai, kad filmavotės, o žiūrovams labai ačiū, kad mus žiūrite, mes jūs labai visus mylime. Ir ačiū, jeigu jūs padėsit mums like, mes jūs labai vertiname. Ate! Ate!